sako mama šventa, o apie tėvą dažnai tiesiog pamirštama. Jį prisimeni tada, kai reikia pinigų, kai reikia išspręsti problemas, kai viskas griūna. Tėvas tai žmogus, kurio niekas negaili. Jis aria darbę, grįžta pavargęs, bet vis tiek neša maišus, taiso rozetę. Ir dar paklausia, o tu kaip? O tu atsakai automatiškai, normaliai ir nueini toliau. Bet be jo, tu nebūtum atsistojęs ant kojų. Tėvas ne tas, kuris glosto, tėvas tas, kuris išmoko atsistoti, kai griūni, ir priimti gyvenimo smūgius. Tu svajojai apie kėdus ir kažkaip jie atsirado. Tu manai, tai stebuklas, bet tai buvo tėvas, kuris tyliai atsisakė sau geresnio kąsnio. Dirbo daugiau, kad tu turėtum tai, ko nori. Tu pakliuvai į bėdą, galvojai, viskas pabaiga, bet būtent jis tyliai viskas sutvarkė už tave, net jei viduje vėrė iš pykčio. Tu užaugai ir supratai, kad jis retai sakė myliu, bet būtent jis keldavosi 5 ryto, kad tu turėtum daugiau. Tėvas tai siena, jis nedainuoja lopšinių, bet jis myli kitaip. Jis visada turėjo planą, kaip pamaitinti, kaip apsaugoti, kaip padaryti taip, kad tavo gyvenimas būtų geresnis nei jo. Ir tiesa tokia, pas tėvą neini, kai tau gerai. Pas jį ateini tada, kai jau visiška šikna, kai jau per vėlu, kai nebežinai, ką daryti, kai pats nebesusitvarkai. Tada jis be žodžių pasima kastuvą ir ištraukia tave iš viso to mėšlo. Įsimink, tėvas neamžinas, jis dažniausiai lieka šešėlyje, tas, kuris viską laikė savyje ir tyliai nešė viską ant savo pečių. Ir be jo tavo jėga, tavo ramybė, tavo šiluma ir tavo ateitis tiesiog nebūtų.